Labą dieną, sveikinamės su jumis šiandieną, norėdami pakviesti pokalbį apie Pilaitę ir jos aktualijas. Pilaitės mikrorajonas Vilniuje, kam pažįstamas, kam ne, susiformavęs kartu su atkurtos nepriklausomybės aušra, turbūt galima tai pasakyti. Ir vienas iš ryškesnių jo akcentų ir ne vienam pilaitiščiui brangus dalykas yra Nadravos parkas, mūsų pačių, bent jau mano kartos, dažnai vadintas tiesiog Dauba. Gal ne pats garbiausias pavadinimas, bet širdžiai brangus buvo. Ir šiandien ši vieta, ši rekreacinė zona yra atsidūrusi pakankamai didelės kontroversijos epicentre ir kovos dėl bendruomenės teisų epicentre. Ir norėtųsi kaip tik ir šiandien išsinarplioti visą tą istoriją, kas vyksta, kodėl kyla grėsmė, kodėl apskritai mes manom, kad tai grėsmė ir ką dar galbūt galima padaryti, kad tas parkas išliktų, klestėtų ir kad pilaitiškiai toliau galėtų juo džiaugtis. Kalbėtis apie tai norim šiandien su Algirdu Kelpša, inžinieriumi ir vienu iš Nadravos parko įkūrėjų bei puoselėtojų. Sveiki, Algirdai. Labą dieną. Tai malonu, kad sutikot šiandien pasikalbėti ir aš norėčiau pradėti nuo istorijos. Jau įsivardėjom, kad taip 40 skaičiuoja Pilaitė, tas šiuolaikinis modernus Vilniaus mikrorajonas ir parko istorija turbūt prasideda panašiai su nepriklausomybė, ne? Aš norėčiau tų pirmųjų žingsnių. Kaip atsirado gal iš pradžių mintis, o po to ir vieta, erdvė, kurioje galiausiai susiformavo tas mums pažįstamas slėnis. Fizinė prasme jūs teisus, kad tai jau po nepriklausomybinio laikotarpio dalykai, bet prieš istorija yra dar gilesnė. Prieš istorija buvo, kada atėjo dar sovietinio laiko Michailo Gorbačiovo reformos. Tai buvo sugalvota tokia, sakysime, įdomi, gal ir kabutėse mintis, kad reikia jaunimo gyvenamųjų kompleksų. Ta idėja keliavo iš Maskvos ir buvo čia Lietuvoje perimta ir apie 1986 metus tai buvo įkurta statybų direkcija, kad užsiimtų tokią veiklą, statytų būstus jaunimui, kuris dideliam poreikiai buvo to dalyko. Tai nuo 1986 metų buvo sumanyta parengti detalųjį planą. Iki 3 metus buvo rengiamas, kol 1989 metais šis detalus planas buvo patvirtintas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybėje, ne Vilniaus rajono, nors fizinė priklausomybė tai buvo rajono teritorijos ir miestui buvo tik 1995 metais perduota administraciniai žinybai. Tai kada buvo padarytas šis detalusis planas ir, kaip minėjau, suderintas miesto savivaldybėje, tai 1910 metais Kazimieros Prunskienės vyriausybė, mūsų pirmosios premjerės ir damos, kuri, kaip buvo pavadinta, gintarinė ledė, visam pasauliu žinoma, potvarkių, beje galiojančių iki šiol, neatšauktų, nekoreguotų, buvo paskirtas 42,8 hektarų ploto masyvas žemės, kad būtų statomi būstai jaunimą. O lėšos tuo metu buvo kooperuojamos iš įvairių įmonių, daugiau sąjunginės priklausomybės ir tos įmonės turėjo būsto fondus ir gana didelius pinigus. Aš galėčiau pasakyti, kad kol rublis nenusilpo ir nenusibaigė bent jau mūsų zonoje, tai mano žiniom apie 250 000 rublių buvo sugeneruota šitam tikslui iš tų vadinamų sąjunginių ir Lietuvos įmonių. Ir šitų lėšų buvo numatyta statyti tą kompleksą ir natūralu, kad tam kompleksui reikėjo projektų, reikėjo leidimų ir procesas prasidėjo 1991 metais, buvo parengti vieni pirmųjų sprendinių, o vėliau eigoje įgyvendinimo, kadangi tuo metu statybos sunkiai važiavo, trūko visko medžiagų ir nuovokos ir darbo jėgos, tai apie 1996 metus buvo parengtas antras teritorijos detalusis planas, kuris išdetalizavo tą visą programą gana struktūriškai aiškiai ir su perspektyva. Ir tas, atkreipiu dėmesį, detalusis planas galiojo iki pat 2019 metų, kol labai mislingom aplinkybėm buvo išjungtas iš registro. Kadangi antrame detaliajam plane jau buvo integruota parko idėja,
Tai buvo pritraukiant profesionalius dendrologus Valentiną Šimkonytę, amžino šviesos atminties, taip pat Alvydą Mituzą, parengtas projektas iš 2 etapų ir nustatyta tuo metu galiojančia tvarka, suderinta su visomis institucijomis, tiek aplinkos apsaugos departamentais, tiek Vilniaus rajono savivaldybė, paskutiniu parašu vyriausios architektės Karolinos Jakutovič, parkas įgijo statusą, kad jis gali būti kartu su leidimu 100 gyvenamų namų, individualių ir daugiabučių, kaip priklausinys galėjo būti išvystytas. Pagal sutartį su investuotoju, JGK statyba buvo investuotojas, kadangi iš direkcijos vėliau, kada, tarp kitko labai įdomi aplinkybė, kada buvo Sovietų Sąjungoje pučas 1991 metų, ten kažkur rugpjūčio mėnesį, kaip tik tada dieną direkcija statybų persiregistravo į UAB. Nu, praktiškai tapo privataus pagrindo. Tai buvo parengtas šis projektas ir pagal sutartį su investuotoju JGK statyba, gyvenamų namų statybos ir eksploatavimo bendrija Salex ėmėsi viso įgyvendinimo dalykų. Gyvendinimas tai susidėjo iš to, kad reikėjo išvalyti, paruošti teritoriją, kuri buvo visa devastuota, užteršta, prigrūsta statybinio laužo Vilniaus namų statybos kombinato ir ta geomorfologinė rina, kaip mes vadinam moksliškiau ją, arba raguva, gražiau, arba dauba, ji buvo nualinta, turėjo tragišką vaizdą, tai pirmiausia reikėjo pašalinti visus tas statybinės atliekas, išvežti arba ten antrinį apdorojimą padaryti, užpilti atitinkamais gruntais ir pasodinti 740 medžių. Ir kaip dendrologai yra įvertinę mūsų parką Vilniaus universiteto, tai jie labai atkreipė dėmesį, kad labai vertingi medžiai yra introdukuoti šitoje teritorijoje, paminė raudonosius ąžuolus ir kitas jų rūšis. Tai 740 vienetų medžių buvo jau suprojektuoti ir visi parko takeliai, visa mažoji architektūra ir finansuojant Salex bendrijai, daugelis, aišku, klausia, kaip gali privatus asmenys pajėgti investuoti į tokį dalyką. Normalus klausimas. Jo normalus klausimas, kaip sako, ar čia nereikia kokie nors žinybai pasidomėti, nereikia, viskas yra tvarkoje, nes kažkada bendrija už savo lėšas išvystė energetinį tinklą kvartalo viso. Ir už tą perduodamą į energetikų balansą jie gavome akcijas. Ir akcijas Mažeikių naftos, ir Litgrido, ir kitų tuo metu ESO institucijų. Ir kada vyriausybė pradėjo spausti energetikus, kad jie turi dirbti pelningai ir dividendų sumokėti didelę dalį, jūs turbūt žinote jau kaip parlamentarai šitą dalyką, bendrija pasiekdavo gero lygio dividendai ir mes galėjome iš tų pinigų finansuoti ir prižiūrėti patį parką. Mes jį prižiūrime iki šios dienos. Kiekvienais metais bendrija yra su visais valdymo organais, su valdyba, su apmokamu pirmininku, tvarkingai mokame mokesčius ir mes buvom pajėgus, kaip sako, padaryti visuomenėje tokį žestą pagal formulę, jeigu mums pasisekė, kodėl sėkmė nepasidalinti ir su kitais. Tai va, tai tas parkas, kaip sako, pradėjo augti, pradėjo bręsti, kaip sako, rodyti save ir nutiko tokie įvykiai, kad apie 2003 metus žemių tvarkymas buvo pavestas apskrities administracijai. Buvo 10 Lietuvoje apskričių administracijų ir Vilniaus apskrities viršininko administracija nusprendė, kad dalį šitos teritorijos iš 42,8 hektarų reikia 8 hektarus išpjauti, liaudiškai šnekant, ir savo sprendimuose parašė neprivatizuotinai tikslui. Neprivatizuotinai, visuomeniniam tikslui, vadinkime. Mes labai apsidžiaugiam dėl to, sakom, pagaliau, reiškia, atsiranda labai rimtas saugiklis. Atsitiko dar prieš tai ta istorija, kad investuotojas, kada bankų krizė, iš pradžių Rusijos krizė,
kaip žalių tiekėjo bankų krizė įtakojo jo galimybės finansuoti statybą ir jis jau nebegalėjo užbaigti objektų ir juos pradėjo pardavinėti kaip nebaigtos statybos objektus. Tai tiek būstus, tiek namus. Aš pats savo namą nusipirkau kaip nebaigtos statybos objektą. Bet tvarkos, kaip priskirti prie nebaigtos statybos objektų želdinius, nebuvo jokios. Ir tik tai su visuomenės spaudimu ir visokiam, kaip sako, rašymais, ta tvarka atsirado tik 2012 metais, bet jau Šaukštai buvo po pietų. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2003 metais, kada priėmė tą sprendimą, po 2 metų jį paleido toje teritorijoje privatizaciją. Tai mums buvo didžiulis šokas, mes bandėm aiškintis, kokios čia priežastys ir kodėl taip nutiko. Įvairiausių sąmokslo teorijų išgirdom, kad čia kerštavimas kažkam, kad kažkas kažko, nes laikraščiai plyšojo apie tokius dalykus. Tai sugalvok tu man kažkokiam jau ten komsomolcam padovanoti 200 milijonų litų eurų žemės sklypą. Kada teritorija jau pradėjo sustatinėti, prasivedė inžinierės komunikacijos, transporto traukos dalykai, jį pradeda įgyti vertę. Kada buvo vien tik laukai, kaip sako, mažai derlingi, tai atrodė taip. Tai laikraščiai plyšo, ypač bulvarinė spauda, kad čia kažkas kažką, ir paskiau sąmokslo teorija bandė vyniotis, kad gal tie jaunimiečiai kažkam negražino kabutėse už tą loską padarytą. Va, ir po 2 metų buvo pradėtas žemės reformos projektas, ne tik tai šitoj teritorijoje, bet gana plačioj teritorijoje. Tai kai pasirengė šitas žemės reformos projektas, savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė, jos garbiai, dar kartą visur dėkoju visos auditorijose, 2 kartus nederino šito projekto, motyvuodama, kad yra parengti, patvirtinti, įregistruoti detalūs planai, 2 detalūs planai registre pagal teritorijų planavimo įstatymą. Jeigu toj teritorijoje yra detalusis planas, nebegali būti daromi jokie kiti veiksmai, bet kažkaip Lietuvoje nutiko taip, kad žemės grąžinimo įstatymas tapo viršesnis virš visų kitų įstatymų. Ir po 2 nedarimo savivaldybės, pas mane dar archyve išlikę kopijos, gal už originalus nebūčiau garantuotas, Vilniaus apskrities viršininko administracija pati pasitvirtino šitos reformos projektus ir niekas neoponavo, niekas iš teisinės pusės neapeliavo ir atsirado savininkai sklypo. Tai dabar galima stabtelti, nes man čia yra keletas klausimų, vienas iš tų keistesnių. Pirmas klausimas yra, jeigu tik ten po 2000 metų buvo administracijos, jeigu gerai suprantu, apskrities administracijos iniciatyva, įtvirtinta teisiškai, kad 8 hektarai yra skiriami rekreaciniai paskirčiai, negali būti privatizuojami, tai iki tol jau bendrijos nariai skyrė lėšas ir tvarkė tą teritoriją, nebūdami tikri, kad ji bus palikta viešai paskirčiai. Čia jūs iškėlėte gerą klausimą visuomenės pozicionavimo save. Mes neneigiam, kad mums dažnai užtenka jėgų noro kažkokiai gerai iniciatyvai, bendrą gėrį sukurti, bet kaip jį pasaugoti. Algirdo asmeny buvo sakoma kolegomis, mes čia darome, veikiame, prižiūrime, bet gal kokį nors antstolį pasikvieskime, kuris aprašytų, užfiksuotų esamą padėtį, mūsų įdėjimus. O kolegos sakydavo, kas čia jums šitoj? Kam čia to viso reikia? Pagaliau viskas kainuoja. Ne tokius mažus pinigus ir ne taip lengva tos visus antstolius prisikviesti. Tai mes labai stipriai suvėlavom ir tik tai 2009 metais mes pakvietėm antstolių rūmų pirmininką Irmantą Gaidelį ir jisai aprašė visą tą dalyką, bet realiai jau buvo Šaukštai po pietų, kada jau buvo grąžinta žemė privačiam, želdiniai medžiai buvo laikomi kaip priklausinys. Ir šituo akcentu. Kuriems grąžino. Kuriems grąžino. Ir šituo neatremiamo argumento yra remiamas visuose bylinėjimuose, kuriuose buvo. Vienintelį naudingą dalyką mes turime 2019 metų Kauno apygardos teismo verdiktą, kuriame yra pripažinta investicijų suma. Buvo pritraukta ekspertė Dalia Leknienė ir jinai savo išvadoje
parašė, kad investicijų suma į parką yra 236 tūkstančiai eurų. Tai mes tokį turim, neatšauktą sprendimą ir mes sakome, grinai iš moralinio taško. Ir tas pirmasis savininkas, kuklus, paprastas žmogus, aš esu kalbėjęs gyvai, reiškia, jis puikiausiai suprato, sako, čia man tiesiog kaip mana iš dangaus nukrito, bet po jo radosi perpardavimai, jau jeigu aš neklystu, dabar jau koks 6. perpardavimas. Ir po to kuklaus savininko jau dabar yra tie, kurie visus veiksmus pradeda nuo jūrinių kompanijų, nuo galingo lobizmo, taip sako, ir šiuo atveju ta aplinkybė, kad tai yra priklausinys, yra mums beprotiškai nepalanki. Aš manau, asmeniškai manau, jeigu nesižeidžia mano partneriai, kolegos, kad mus galbūt ir būtų gynęs antstolio įvertinimo aktas, laiku ir vietoje. Bet mes to neatlikome. Tai aš galiu pasakyti, kad dažnai, kada visuomenė skundžiasi ar verkia, kad ją kažkas skriaudžia, tai ir pati daug namų darbų neatlieka. Tai mes pripažįstam, kad čia mūsų silpnoji vieta. Reikia save nuo pradžių, ar ne? Taip. Dabar labai staigus virsmas. 2003, jeigu teisingai suprantu, metai išskiriama zona neprivatizuotina. Taip. Ir jau po kelių metų priimamas sprendimas, kad galima... Po 2 metų, 2005 metais, paleidžiamas restitucijos, kaip aš vadinu, projektas. Kas konkrečiai leidžia šitą veiksmą? Vilniaus apskrities viršininko administracija. Tai tas pats subjektas priima sprendimą, kad nebus privatizuojama ir po 2 metų priima sprendimą, kad bus privatizuojama. Tai mes manome, kad Trojos arklys čia suveikė šitaip, kadangi direkcija statybų tapo UAB JGK statyba, formaliai privati, ir kad tos įmonės, kur buvo dalininkai sunešę lėšas, jos nors ir dar buvo valstybinio reguliavimo, bet prasidėjo privatizavimo procesas, arba ten įmonės jau nebegalėjo atlaikyti konkurencinės kovos, ar aplamai veiklos nebegalėjo pasikeitus virsmui ekonominiam ir politiniam. Tai tiesiog buvo lyg tai padarytas toks dalykas apsaugoti kažkokią teritorijos dalį visų naudai, reiškia, kad ne privatus investuotojas tvarko, o valstybės rankomis. Ir mes, kaip paminėjau, labai tuo džiaugiamės ir galvojam, atsirado rimtas saugiklis. Didžiulis nusivylimas ištiko. Tai manau, kad tai Trojos arklys buvo specialiai padarytas su vienu tikslu - atpjauti, kad kitą tikslą realizuoti. Bet dabar gal mano klausimas naivus, pataisykit mane, jeigu taip, bet šitam visam teisiniam chaose skirtingi teisės aktai reglamentavo labai skirtingom kryptim. Ir tarkime, buvo pradėta gražinti restituciją šitoj teritorijai, bet tuo pačiu metu egzistavo apribojimai, ką galima daryti su ta atgauta žeme. Ar ne? Ar nuo pat pradžių ten buvo leidžiamos statybos, ar iš pradžių egzistavo ribojimai ir ta teritorija buvo saugoma, kad ta paskirtis nesikeistų? Tai iš karto, kai 1997 metais buvo pilnai projektas suderintas su visom institucijom, į tuo metu galiojančio bendrojo plano sprendimus patvirtinto buvo įtraukta, kad tai yra želdynų zona. Tai visur čia figuravo kaip želdynai. Ir dabar privati 2 hektarų zona, ji ir toliau yra kaip želdynai, kaip dirbama žemė. Ir kad kažką užstatyti ir daryti, ten reikia keisti paskirtį. Paskirtį galima pagal procedūras detaliojo plano arba supaprastinto detaliojo plano. Tai šitoje 2 hektarų zonoje parko tai nėra daryta. Yra dabar daroma už parko kitoje vietoje link Maksimos parduotuvės, link tų kotedžų. Keista paskirtis. Jo, keista paskirtis. Be pakeitimo paskirties negalima užstatyti, nors ir bendrajame plane yra reglamentai įvardinti užstatymą. Bet čia vėl tas momentas, jūs minėjote ir aš noriu akcentuoti, teritorijoje yra sukurti detalieji planai, Taip. Bet yra daromi didesnio masto pakeitimai, kurie prieštarauja tiem detaliesiems planams. Teisingai suprantu, ar ne? Čia toks vėlgi antras klastingas, arba mes liaudiškai maklę vadiname. Tai pirmas dalykas, tai išlaikoma, kad bendrojo plano koncepcijos kūrimo metu, paskutinio bendrojo galiojančio plano metu, buvo prieita prie tos išvados, kad tai gali būti intensyvaus užstatymo zona. Būk tai surastas kažkoks ryšys su charakteriu užstatymo, taip toliau. Ir buvo išregistruotas
2019 metais tas detalusis planas, kuris buvo parką įvardinęs panašiai, ir į bendrojo plano reglamentus įrašyta intensyvaus užstatymo rodikliai. O šitaip atsitiko. Mes tai laikome, kad maklė, neoficialiom žiniom, bandant kalbėti su žmonėm, kur dirbo prie tų institucijų, dabar jau pensija, vis tiek bijo įvardinti ten, sako, maksimaliai, ką galit pasakyti, pirmą vardą raidę ir pavardės. Tai aiškina jie, kad tie, sakykime, investuotojai, kalbant labai dar gražiai apie juos, jie jau kaip šefuodavo žmonės, kuriams grąžinamos žemės. Dažniausiai Lenkų tautybės žmonėm. Ir tai... Tu tai, kad gauni ir jau prisistato. Taip, prisistato padėjėjas. Tai sakysim, šiuo atveju tie komentuoja žmonės jau nebedirbantis struktūrose, kad buvo inicijuotos 2 bylos ir kaip ir aptarta su pareigūnais, kad jūs čia nesipriešinkit, panašiai sutikite, ir po teismo sprendimų buvo intensyvių želdynų zona iškirpta ir paleista privatizacija ir sukurta intensyvaus užstatymo galimybė. Supratau. Jeigu aš čia pakankamai aiškiai išdėsčiau, be abejo, tai nėra tiek dokumentalizuoti dalykai, tai yra versijos, vadinkim versijos, kaip tikimybės, kaip tas nutiko. Bet kitaip, tai jeigu visą laiką buvo intensyvūs želdynai, netgi servitutinis kelias prie Maksimos buvo skirtas privažiuoti prie intensyvių želdynų, kaip staiga atsiranda intensyvus užstatymas. Kažkas sukuria konceptą. Ja. Paskutinį klausimą turiu iš istorijos puslapių šitos vietos per pastarąjį 10-metį, bet jeigu žiūrėtume, aš atsimenu, miglotai, galit mane pataisyti, kad tiek ankstesnė, tiek galbūt net ir ši Vilniaus valdžia žadėjo per žiniasklaidą apie 2020 metus, kad tikrai darysime viską, kad tas statybos šitoje erdvėje neprasidėtų. Ar buvo tokie pažadai iš kurios nors Vilniaus valdžios, kad vis dėlto užkirsti kelią intensyviam užstatymui, ir ar tie pažadai, kuo jie baigėsi, kaip nuo jų buvo atsitraukta? Aš netvirtinčiau, kad bent jau mūsų asmenį tie pažadai vienai ar kitaip nuskambėjo, netgi tas 2022 metų sprendimas, kad yra sudaryta sutartis dėl detaliojo plano rengimo, tik viešose šaltiniuose buvo paskelbta, jokia diskusija su mūsų kaip bendryje arba su Pilaitės bendruomenė nevyko. Tai tokio fakto aš nežinau, kad mums kažkas būtų pažadėjęs, kad darysim viską, kad čia nevyktų kitoks scenarijus negu parko veikla. Supratau. Pasižiūrėkime situaciją, kuri išsivystė šitam parke šiandien. Šiandien gresia intensyvaus užstatymo daugiabučių projektas šitoje teritorijoje, jeigu konkrečiai kalbant to Nadravos parko visiškoje kaiminystėje, Maksimos kryptimi. Ne? Ir viena yra, kiek intensyvaus vystymo galima dar leisti šitoje teritorijoje, kita, kaip būtų pasiekiama ta teritorija tiems numatytiems, bijau dabar sumeluoti, ar ne 600 su viršumi gyventojų. Būstų yra numatyta 379 pagal detalųjį planą, 350 automobilių į požeminį parkingą, be parkavimo aikštelių ir 16,5 tūkstančio kvadratų užstatymo tankumas. Tai visų supratimų turbūt pakankamai intensyvu ir keičianti gyvenimo sąlygas visiems šalia esantiems, ar tai būtų privatus namai, ar tai būtų daugiabučiai iki šiol ten jau esantis. Ir sureagavo tiek bendruomenė, tiek jūsų bendrija, tiek daugybė turbūt pilaitiškių įvairiais būdais, žinau, ir parašai yra renkami, ir įvairiausi susitikimai vyksta, ir derinimas su savivaldybė pakankamai įtemptas. Aš norėčiau šitos dalykus pasižiūrėti, kaip sureagavo, pirmiausia, jūsų bendrija, bet jūs turbūt galite nušviesti ir visą tą veiksmą pilaitiškiai į šitą projektą, kai jis buvo paviešintas, kad toks yra pristatytas derinimui šito daugiabučių projekto. Tai viešasis svarstymas detaliojo plano vyko šių metų vasario 24 dieną, o visus pasiūlymus, pretenzijas, klausimus reikia pateikti prieš viešąjį svarstymą. Tai ir buvo padaryta, mano žiniom, apie 8 raštai buvo nuo įvairių bendrijų, nuo atstovaujamų,
asociacijų parašyti. Ir straipsniai taip pat spaudoje buvo, televizijose reportažai padaryti. Ir jūs teisingai paminėjote, kad ne tik tai intensyvus užstatymas toj teritorijoje yra mūsų fokuse, mūsų, kaip sako, neramina ir privažiavimo prie to intensyvaus užstatymo, bet ir pasiekmė inžinierinių tinklų, kuriuos Tai reikia. panarstykim po vieną. Nuo kurio norit, nuo to galim pradėti, bet Tai po gal vieną iš tų pradėkime nuo privažiavimo. Tai kaip detalus įvardinęs, kai tai yra vienintelis privažiavimas prie šito intensyvaus užstatymo, tai jis patenka tiek į rajono, tiek į miesto teritoriją. Ir šiuo atveju mes bandėme aiškinti su daug institucijų ir taip toliau, kad vienareikšmiškai, jeigu yra mieste, tai turi būti gatvės pagal statybos techninius reglamentus, o ne kažkoks tai privažiavimo kelias. Jeigu yra rajone, gali būti privažiavimo kelias. Tai vienas dalykas. Bet čia teisės aktų stipriai pritrūksta, kad aiškumas būtų, ir mes esame jau diskutavę Seime susitikimuose ir taip toliau, kad kažkur reikėtų išdrįsti ar teritorijų planavimo įstatymą papildyti, ar statybos įstatymą, kad būtų pilnas aiškumas. Jeigu miestas, tai gatvės, jeigu kaimas, kelias, privažiavimo kelias. Dabar aš galvoju, turbūt dažnam klausytojui tai yra tiesiog sąvokų ginčas. Ką reiškia šitie žodžiai teisiškai? Kuo skiriasi dokumentuose, jeigu bus gatvė, o jeigu bus privažiavimo kelias? Tai jeigu tai yra gatvės, tai yra statybos techniniai reglamentai ir jie fokusuoja, kokie parametrai priklausomai nuo aukštingumo, nuo statymo tankumo, nuo kitų faktorių turi būti tai gatvėje padaryta. Lygiai taip pat gatvė turi turėti būtinuosius elementus, šaligatvius, apšvietimus, lietaus nuvedimo dalykus ir taip toliau. Jis turi funkcionuoti saugiai, patikimai, kad automobiliai, jeigu yra dvikryptis judėjimas, saugiai prasilenktų, kad specialiosios mašinos, gaisro gesinimo, greitosios pagalbos panašiai galėtų atvažiuoti, apsisukti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tiesiog reglamentai yra pakankamai išsamus ir pakankami sukurti tvarę inžinieriją šitame klausime. O jeigu turime privažiavimo kelią, kaip pagal žemės restitucijos dvasią, kada suformuojamas sklypas, jis turi turėti privažiavimą, tai jis gali būti pačių mažiausių parametrų. Ir čia atsikirtinėjant į mūsų raštus ir paklausimus yra sakoma, kad čia 4V kategorija, tai 2,7 metro kūnas privažiavimo kelio su po 1 metrą į šalis kelkraščių. Bet tai nėra nei šaligatvio. Tai negi tie žmonės iš intensyvaus užstatymo eidami į Maksimą ar eidami į autobusų stoteles ar panašiai kulniuos per tą. Tai kaimo teritorijose sutinkam, bet tai ne mieste. Bet čia mes matome trečią Trojos arklį, kad, sakysime, juk ir pavadinimai skamba detalė plano apie 3,2 hektaro detalusis planavimas Salotės kaime. Taip yra įvadintas oficialus dokumentas. Tai matyt, Trojos arklys sako, jeigu tai yra kaimo teritorijoje, tai aš galiu palengvintų keliu eiti, tik privažiavimo kelią daryti ir man jo užtenka. Mašina pravažiuos. Tai vienas dalykas dėl privažiavimo kelio. Kitas dalykas, yra suformuotas servitutas prie Maksimos esančių kotedžų. Tai yra privataus sklype suformuotas servitutas. Bet jo esmė buvo, kad privažiuoti prie intensyvių želdynų, kurie buvo pagal senąjį bendrąjį planą, o ne prie kokios intensyvios statybos. Tame dar servitute ten labai siaurame, vos 5 metrų plotyje, dar yra atraminės sienos. Ir ten, jeigu, kaip sako, įrenginėti tvarkingai gatvę, ką mes sakome, tai mes labai stipriai suvaržome tų žmonių gyvenimą, galimybės įvažiuoti saugiai, lygiai kaip ir rajono gyventojų. Tai mes sakom, šiuo atveju jau nebežinome, ko klausyti. Mums atrodo, kad Trojos arklys yra toksai, kadangi Salotės kaime, tai užtenka mums privažiavimo kelio, koks be parametrus turėtų. O toliau jau mes pastatysim, išeisim iš žaidimo ir jūs sukitės kaip nori. O mes kaip visuomenė sakome, ten, kur rajonas galbūt ir gali būti, ten, kur miestas privalu planuoti ir vėliau projektuoti gatvę su
tokia, kokia turi būti pagal statybos Kitaip sakant, čia ir tų potencialių naujų gyventojų interesas yra tai, ką dabar bendruomenė kelia, ar ne? Iš esmės jūs sakot, kad neįmanoma yra, kad virš 300 būtų projektas, būtų aptarnaujamas sėkmingai, efektyviai per gatvę, kurią gali pravažiuoti viena mašina ir važiuojamąją dalimi eiti pėstieji. Tai būstų 379 planuojami, o iš gyventojų skaičiaus padauginus arti 1000, o pats detalus planas rašo, kad skaičiuojamas automobilių kelionių skaičių yra 2500. Judėjimo, kaip sako, eigoje. Ir kas mus dar labai stebina, kad tik požeminis parkingas, laikant, kad viena šeima turi vieną automobilį, kadangi čia nepritaikoma šitoje vietoje nei senamiesčio, ten tas koeficientas parkingavimo, ten senamiestį 2, čia 0,8, tai toliau, bet žinome realybę šalia Betėnų gatvėje, kur eita tuo keliu, yra užkišta gatvė ištisai. Kadangi taip užkišta ir daug Vilniaus mikrorajonų. Automobilių skaičius neišvengiamai didėja, tai teko dar nugirsti apie tokią sąmokslo teoriją, kad būktai ten į Rinos ir Guvos apačią galvos, kaip parkingavimus padaryti ant automobilį, kadangi spaudimas bus baisus iš to dalyko. Tai vat pirma problema yra privažiavimas, o ne gatvė miesto teritorijai. Ir pokalbėje su statybų inspekcijos atstovai sutikime, tai jos taip pat paminėjo, kad sako, kad čia neturėtų būti diskusija, jeigu miestas tai gatvė, jeigu kaimas tai privažiavimo kelias. Bet teisės aktai čia nėra mūsų manimų sureguliuoti visiškai aišku ir gal ta čia landa yra sėkmingai bandoma pasinaudoti. Čia mes turbūt matom dar tokią bendresnę problemą. Vilnius apsimetinėja, kad būstai naujos statybos turės automobilių pusę tiek, kiek bus būtų. Tai yra visą laiką aiškinama per tai, kad valstybė, miestas, žalioji politika Europoje skatina pereiti iš privačių automobilių viešai transportą, ant dviračių ir taip toliau. Ir kadangi skatina, tai neva taip ir bus. Bet pakankamai aiškiai matosi bent pastarojo dešimtmečio deklaruotos pastangos perkelti Vilniečius, šiuo atveju kalbėkim, iš automobilių kur nors kitur, nepasiteisina, nemažėja tas naudojimas, priešingai gal net didėja, bijočiau dabar sumeluoti. Tai tie planavimai jie visada išeina tokie šiek tiek kosmose, nes prasilenkia su realybė. Ir tikrai visur, kur ten aplinkui, Betėnų gatvėje jūs minit, bet aš sakyčiau, visoje Pilaitėje tas galioja, jeigu yra pastatoma, tai pagal šitos planus ir suskaičiuojamos parkavimo vietos, požeminio dažniausiai, tai po to jų trūksta ir jos lipa vienur kitur per kraštus ir tai bus ir čia. Neabejotinai tai bus ir čia. Tikrai Pilaitė yra pakankamai toli nuo centro ir pakankamai blogai sujungta, nors reikia pripažinti visai neseniai viešojo transporto juosta pataisė situaciją šiek tiek, bet pakankamai toli ir pakankamai sudėtingai, kad žmonės neabejotinai visi ten gyvens su privačiais automobiliais. Ir jų perteklius bus, jis neturės kur dėtis, o šalia guli ta Raguva, kaip jūs teisingiau vadinat, ir iš principo yra įmanoma, ar ne, jūsų vertinimu teisiškai yra įmanoma rasti landų, kad ją išsikrėstų parkavimo zonos. Dėl visuomeninio eismo juostos mes nuoširdžiai padėkojom, tikrai nuoširdžiau miesto vadovybei, kaip ir dėl Gilužio gatvės praasfaltavimo, bet esame rašę raštų 2024 metais, 2025, kad pagaliau reikėtų bendrojo plano užduotis vykdyti apvažiavimus padarant Pilaitės per Gilužio gatvę, per šiaurinę magistralę. Kiek žinau, penktadienį vėl vyks susitikimas pas vyriausią architektą miesto tais klausimais, nepajėda. Į atsakymus visus ateina formalus dalykas. Jūs teisūs, tai yra pagrindiniuose dokumentuose numatyti, nėra finansinių investicijų. Tai kada jos atsiras, jeigu jau mūsų biudžetas 1,8 milijardo pasiekė, tai kur ta riba, kad atsirastų tos lėšos? Aš nenorėčiau pradėti apie tai, kiek daug yra antraeilės reikšmės projektų šiuo metu už 10 milijonų vystama mieste, kai tiek daug yra neasfaltuotų arba net neišvystytų gatvių, bet jūs paminėjot vyriausią architektą. Vyriausiasis architektas yra turbūt raktinis asmuo visoje šitoje istorijoje, galintis nulemti dabartinę situaciją į vieną ar kitą pusę. Vyriausia architektė LRT eteryje, gal ir kitur viešai komentavo, kad vystytojų interesai ir pirminiai norai, su kuriais ateina pas vyriausią architektą, tiek ir šiuo atveju, tiek ir, žinau, daugybė kitų, yra visada pagal maksimumą, ką leidžia bendrasis planas. Kiek leidžia, tiek iš pradžių ir bando to intensyvumo, aukštingumo ir viso kito padaryti, ir tada prasideda dėrybos.
Ir vyriausia architektė pristato, kad šitie 370 būtų ir visas tas užstatymas, kurį jūs išvardėt, jau yra labai daug nusidėrėta. Ir čia jau yra palyginus labai gerai. Jūs galite vertinti tą, kaip jums šitie rezultatai atrodo, bet šalia to aš norėčiau, o bendryje, koks yra siekinys šitoje situacijoje? Ar kad iš vis nieko nebūtų, ar yra kažkoks kompromisas, kas ten galėtų būti, kotedžai, kas jums aplink gyvenantiems atrodytų dar priimtina ir nesugriaunanti tos ekosistemos, taip vadinkim, kuri ten egzistuoja? Nu, mes nenorime atrodyti kažkokie laukiniai civilizuota visuomenė, jeigu yra kertiniai dokumentai, kaip bendrasis planas, reikia gerbti. Iš karto atkreipsiu dėmesį, kad kalbant apie aukštingumą, jame yra parašyta nuo 1 iki 5. Tai jeigu investuotojas nori 5 ar dar ten 6 dar aukščiau, tai yra dar ir mažoji riba pasakyta. Tai mes sakome, užstatymas ten be abejo gali būti, jo labiau tai yra kertiniai dokumentai, apie tai kalba. Esmė kokio dydžio tie užstatymai, nes pirmoji versija yra 2 aukštų dabartiniai kotedžai ir iš karto 6 metrų siena. 6 metrų siena, ką jau pati vyriausia architektė kritikavo 15 minučių straipsnyje. Tai mes sakome, esmė jau jeigu dabar taip tapo, kad dominuoja mažaaukštis užstatymas, 1-2 aukštų, labai panašiai taip ir turėtų prasitęsti su gražiu susiliejimu su Salotės kaime. Tai statykime sveikatą, argumentas, kad tai neapsimoka, skamba įdomiai, niekas nepriverčia investuotojų pirkti tokių žemių, kad jeigu tai neapsimoka. Tiesiog tai perkama ir įsigyjama tas, kas apsimoka, o ne tai, kad nusipirkau, įsigijau, dabar sako, man investicijos neatsiperka. Tai mes esam savo poziciją pasakę ir savo raštuose, ir sutikimuose, kad 2-3 aukštų užstatymas tikrai ten derėtų ir galėtų būti sėkmingai realizuotas. Investuotojai, aišku, visada nori, gerai, ne visada, dažniausiai nori maksimizuoti tiek, kiek įstatymai leidžia ir aišku, jie perka žiūrėdami tuos įstatymus, kurie yra ir pagal tai savo projekcijas dėlioja. Bet faktas, kad aplinkui buvo išvystyti mažaaukštės statybos projektai, kotedžai, privatus namai ir taip toliau, ir tai apsimokėjo. Ir tikrai, čia dabar jau labai išsamei nepasidalinsim, bet teko girdėti skaičiavimų, kad apsimokėtų ir dabar ta mažaaukštė statyba, tokia gal aukštesnės klasės pragyvenimui, bet tikrai tam rinka šiandien Lietuvoje, Vilniuje konkrečiai tikrai yra. Klausimas čia turbūt yra kitas. Vystytojas, matydamas visą tą painiavą šitoje situacijoje, jis negali jos nematyti. Jisai viena vertus sutinku, mato teisės aktus, kurie jam yra palankus, bet jis mato ir teisės aktus, kurie jam yra nepalankus. Jis mato istoriją, visą šitą daugiasluoksnį, kurią mes pabandėm papasakoti, mato viešą interesą, su kuriuo jam teks susidurti. Ir kai formuoja savo lūkesčius, apsimeta, kad šitų dalykų nėra ir po to stebėsi, kad jie atsirado, ne? Taiklus pastebėjimas. Ir dar aš pasakysiu, dabar pakalbėjom apie užstatymą, aukštingumus, intensyvumus, gal ne viską iki galo, sakysim, mes įsivaizduojame, kad pagal teritorijų planavimo sąlygas išduotas, tai ten turėjo būti kvartalą ribojančios gatvės ir daugiau to parkavimo turbūt galėtų būti ir mažėtų tą programą, ten reikėtų ir inžinierinius dalykus spręsti rimčiau, kaip pavyzdžiui, Vilniaus OB grindos sąlygos yra reikalaujama sugerdinti, gruntai yra palankus, požeminį vandenį nuo tokių jau organizuotų dangų ir jeigu tą daryti inžinieriškai, techniškai, mes esame profesionalai to dalyko, tai vieno korpuso ten užstatymo ir nelieka. Bet irgi šitoj stadijoje niekas nerodoma, kai buldozerius stumiama į kitas stadijas. Ir dar trečias elementas mums labai svarbus, kada diskusijas ir pas vyriausią architektą ir jos komandoje, tai sako, jeigu čia ginčiate privažiavimo kelią jau nuo Gilužio gatvės, tai tuomet yra galimybė per parką. Atsiranda pavojus eiti per parką. Tai miestas sako, mes čia darome didelius žingsnius, privertėm kaip detaliojo plano elementą įrašyti, kad negalės aptverti tos teritorijos. Mūsų tas neišgąsdino, tas gąsdinimas pastovus aptversi. Mums svarbu medis ir kad jisai matosi ir kad orą tvarko. Orais ten aptvertas, aišku, vaikai nori ten žiemą paslidinėti ar panašiai. Tai bet čia tas gąsdinimas blogiau yra, kad formuojant tą 12 metrų inžinierinės infrastruktūros koridorių, tai kaip tik yra didelis pavojus, kad parko ansambliškumas bus pažeistas.
ir fiziškai saugotini medžiai bus kertami ir jau po to ar ten kompensavimo finansinė ar persodinimo funkcija, tai mums kelia didelę įtampą. Mes iškart pasakėme, kad dėl šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo jie gali ten ir vinguriuoti kažkiek tarp tų medžių, kad nepažeistų lajų ir šaknų, bet apie tokį didžiulį inžinerinį koridorių, kuris vis ten lieka, mes labai skeptiškai nusiteikę ir sakome, kad sudėtinė detaliojo plano dalis yra ir inžinerinių tinklų išdėstymo pjūvis, priklausomai nuo gylio, parodantis, ar yra tas pavojus ar ne. Tai mes sakome, kodėl jo nėra, įsitikite. Mums bando taip atsakyti, kad uždaraisiais būdais tą vykdysim. Mes sakome, žinom visus tos dalykus ir uždarai būdais įvykdas tinklas turi savo apsaugos zoną, 2 metrai nuo lajos ir eksploatuojant organizacija nepriims į savo balansą, jeigu nebus tų dalykų. Ir jau poligonas yra paruoštas iškirtimui. Ir mes sakome, o jo labiau žinom istoriją, kad Bitėnų gatvė, kada buvo planuota ir projektuota, ten buvo numatyti visi inžinerinių tinklų parametrai. Didžiulis vandentikis, 200 mm skersmuo šilumos trasos. Ir niekaip nesuprantam, kodėl ten negalima jungtis. Dabar mums argumentą, toj skylėje, švarkliai, kaip mes sakom, tarp Bitėnų gatvės adresų, atsirado privatus sklypas. Bet ir privačiam sklypui formuojami servitutai, teisė yra, kad praleistas. Apie tai yra nutylima kardinaliai. O sakoma, mums eksploatuojančios tarnybos davė į Bitėnų gatvę pasijungimo taškus. Gal mes nuvykom pas juos ir paprašėme gražiai, duokite vyrai kitus, kad turėtume motyvą. Argumentą. Tai aš dabar noriu sudėti akcentus. Projektas yra vystomas šalia parko, šalia to slėnio, kuriame rekreacinė zona, kuri džiaugiasi visi Pilaitiškiai, ne tik šalia gyvenantis. Bet yra teisiškai reali grėsmė, kad ne tik šalia, bet pačiame tame parke gali atsirasti gatvė, jeigu paaiškės, kad tas kitas variantas pro rajoną netinka. B, gali būti nutiestos visos komunikacijos. Ar čia galima išsiplėsti? Kas fiziškai ten gali atsirasti? Tai mums yra, aišku, bet kokią informaciją rinkti ir ypač pareigūnų turbūt nedėkingas dalykas, nes jie, jeigu ten bus pažįstami, visada sakys, aš čia negaliu to duoti, bet mums žinomas faktas, kad pirminis užmanymas buvo daryti žiedinio važiavimo, to privažiavimo kelių vienkrypčių ir tada per parką ir išvažiuoti Bitėnų gatvę. Tai ačiū savivaldybei, pasakė ne, lygiai kaip ir dabar sako, kad medžių kirtimas turi būti maksimaliai eliminuojamas, tiesa nesako, kad visiškai uždraustas, tai šiuo atveju kaip saugiklis savivaldybė veikia ir mes tą pripažįstame. Bet jeigu, sakysime, gausis taip, kad mes įrodysim savo tiesas, kad ten reikia daryti gatvę, o gatvės įrengimas mūsų manymų yra labai komplikuotas, kadangi vienas namas galų stovi rajono teritorijai, kaip sakiau, atraminė siena yra, ten kotedžų interesai, nes jie suteikia... Fiziškai ten netilps gatvė. Taip, fiziškai netilps ir tada greitai vėl sakys, grįžtami į kažkokią realią vietą. Tai mus tas labai gąsdina, mes labai sunerimę ir kol kas nesugalvojame įtikinamo scenarijų, koks jis būtų tinkamas visiems čia. Tai pritardami, kad atitinkamo lygmens aukštingumo ir intensyvumo statymas turi vietą, kodėlgi ne, tai esame labai sunerimę dėl tų elementų, kurie aptarnaus tą užstatymą. Turbūt, reziumuojant, šitoj situacijoje bendruomenė yra atvira tam, kad būtų mažesnis kontekstui tinkantis užstatymas, kuris neapkrautų dramatiškai aplinkinės erdvės. Bendruomenė pergyvena dėl to, kad link to judama nebus, kol kas nemato valios, kad iki tokio kompromiso nueita. Jeigu nebus, tai dabar etapai yra prieš akis kylantis kokie. Svarstymas dabar vyksta Vilniaus miesto savivaldybėje. Jeigu ten kompromisas nepasiekiamas, potencialiai svarstomas skundas statybos inspekcijai, toliau teismui, ar kokie čia galimi žingsniai? Pirmas dalykas, mes sutinkame, kad tikrai problema čia nelengva visiems dalyviam ir savivaldybei ir mus šiek tiek taip pat neramina, jaudina, kad atsakymų į savo paklausimus negauname, pavyzdžiui, galiu vieną pasakyti, jau 2 mėnesiai ir 5 dienos.
kada atsakymų laikas ten 10 dienų, prasitęsiant 20 arba mandagiai parašant dėl sudėtingumo, kompleksiškumo, terminas atidavimas, neįvardint laiko. Viską tą suprantame. Bet TP-DRISO sistema, reiškia, teritorijų planavimo ten informavimo sistema arba ten teisės kiti aktai sako, kad 2 mėnesių bėgyje sprendimai privalo būti priimti, kad įgyti teisę bylinėtis, teisinę tvarką savo teisų ieškoti. Tai dabar niekaip nesuprantam, kada sugriūva tie visi terminai. Net nėra su kuo bylinėtis. ar beliks ta teisė ir kaip viskas pasisuks. Ir, žodžiu, scenarijai ir mums dažnai sako daugelį auditorijų, tai jūs ateikite viskam pasiruošę, ką jūs čia tik tai klausot, tik prašote. Bet, visuomenė, kad ir mūsų daug ten pilaitė 32 000, bet tikrai negalėtų prilygti žmonėm, kurie tuo užsiima visą savo karjerą, visą savo profesinę veiklą. Mes galime atkreipti akcentą, pasakyti, tai svarbu, dėl to svarbu, ir taip toliau, bet ko gero negalima taip paruošti klausimą, kad būtų aišku, keičiam tokį įstatymą, tokį dalyką ir taip toliau. Tai man teko savo ausimis tą girdėti, kaip specialistai sako, ir panašu, kad teisės aktuose turi tam argumentų, kad bendruomenės, kurios įsitraukia į kažkokį naujų projektų derinimą, turi ne tik kelti klausimus, duoti pastabas, bet ir siūlyti sprendimus dabartiniai teisiniai bazė, jos kontekste, kad štai galima problemas įspręsti taip ir taip. Mano supratimu, tai yra visiškai neadekvatus reikalavimas, nes bendruomenės vieni įvairiausių profesijų, išsilavinimo galimybių, laiko prasme ir taip toliau žmonės. Ir yra nuostabu, kai apskritai randa žmonių, kaip, sakykime, šiuo atveju jūs ir kiti kolegos, kurie gali tą konstruktyvų dalykišką profesinę prasme dialogą vystyti ir bent jau tas pastabas siūlyti konstruktyviai. Dabar reikalavimas rasti ir sprendimus yra visiškai neadekvatus. Tai šitoj situacijoje, aš manau, mes irgi turim vieną platesnę problemą. Ko mes reikalaujam iš bendruomenių? Reikalaujam per daug. Bendruomenės ir šiaip yra netinkamai pozicijoje, kad apsigintų, nes jų svertai yra daug mažesni negu institucijų arba dažnai negu investuotojų svertai. O jeigu dar tokį reikalavimą uždedi, tai jis tampa nepakeliamas. Aš palieku jums galimybę dar kažkokiam baigiamajam turbūt komentarui, bet noriu pasakyti iš savo pusės tokį jau kaip ir rezume. Šitas parkas yra vienas ryštesnių turbūt Pilaitės tapatybės akcentų ir ne vienai kartai, gal mes įkūnijam šitą, ne vienai kartai jis buvo ir turbūt ateityje, jeigu išliks, bus svarbus. Yra prasmingas viešas bendras interesas jį saugoti ir verta įdėti į tai pastangų. Tai tiek Pilaitės gyventojus, tiek, kurie kaip nors susiję su Pilaitės savo praeitimi ir kitaip, kviečiu atkreipdėmėsi iš tą klausimą, kviečiu sekti, kas čia vyksta, kviečiu įsitraukti į svarstymus, pasižiūrėti, kuo galima padėti Pilaitėje gimstančiams iniciatyvams, nes tai yra svarbu, jeigu ne jums tiesiogiai, jeigu jūs ten neleidot laiko arba nenorite džiaugtis to parku, tai kaip bendruomenės reikalas, tai tikrai taip yra. Ir manau, kad ieškosim tų būdų, svertų, aš džiaugiuosi, kad yra pakankamai ryškus, aiškus ir kompetitingas branduolys žmonių, kurie nežada nuleisti rankų, kad tas parkas išliktų. Pritariam pasakytom mintim, patys tikimės ir tikrai šiuo atveju nenorime būti nei jokie šeriuojantis, nei kažkokie ten mitinguojantis, ta kultūra mums svetima, norime būti maksimaliai dalykiškai atidus, pagaliau esame siūlę investuotojai aptarti tiesiogiai, kad abi pusės suprastų, kokie lūkesčiai ir susitarus bandyti eiti keliu, bet nepavyko to padaryti, tiesa, tik vienas kartas buvo. Ir ten liktai daugiau tokie kosmetiniai, sako, jeigu jau labai jums reikia, Algirdai, tai mes tą pjūvį išdėstymo padarysime. O imsim ir padarysim, nors mums nepriklauso. Ir kažkodėl tik Algirdui, o ne mums visiems, ne mūsų, kaip jūs paminėjote, ateičiai ir mūsų, kaip sako, dalyką. Mes ir toliau atviri, toliau norėtume padaryti apvalų stalą ir kalbėti labai aiškiai vieni su kitais. Buvo pasakyta, kad gal mes per mažai iniciatyvos darome, kad liktai žinodami telefonus nepaskambinam, bet kažkaip, kai tą produktą padarė ir pateikė į viešumą, mūsų nereikėjo, dabar jau pasirodo reikia. Tai va, tai mes už atvirą dialogą ieškoti sprendimų, jie tikrai sunkus, sudėtingi, bet tikiuosi, kad pavyks. Ačiū. Ginkluojamas optimizmu. Ačiū Jums labai, Algirdai, kad skyrėt laiko, kad pasidalinot žiniom ir kad tokį požiūrį pristatot, koks jis čia ir buvo mūsų išgirstas. Tai tiek šiandien turbūt pokalbėje apie Pilaitės reikalus. Gal kitus kartus pavyks rasti ir smagesnių temų, bet šį kartą tai yra apie pakankamai grėsmingą Pilaitės parko likimą. Iki.